Šis pratimas padės dalyviams pabūti žalios profesijos vaidmenyje ir taip pat padės įsivertinti, kiek turi žinių apie įvairias žalias profesijas. Tai pratimas yra įtraukiantis ir visuomet gaunu labai teigiamą grįžtamąjį ryšį. Pratimas užtruks nuo 20 iki 40 minučių, priklausomai nuo grupės dydžio, nuo to, kiek kartų tą pratimą kartosite, nuo to, kokios trukmės bus jūsų diskusijos. Ir pratimas tinka, kuomet jūs norite, kad grupė pakeistų aplinką, kad pajudėtų, jeigu ilgesnį laiką grupė sėdėjo ir norite šiek tiek veiklos, tai pratimas puikiai tiks ir jis yra universalus, tai reiškia, kad jūs jį galite atlikti ar mokymų pradžioje, ar per vidurį, ar mokymų pabaigoje, jokio skirtumo. Tad atsispausdinkite pridedamą medžiagą, ten yra į lentelę surašytos profesijos, sukarpykite į lapelius ir atsispausdinkite klausimų sąrašą. Ir prieš darant pratimą paaiškinkite visiems taisyklės, nes geriausiai į tą vietą, kur eisite atlikti pratimą, jau eiti žinant taisyklės, tai bus mažiau chaoso, dėl to, kad jeigu žmonių daugiau, jie sustos į eilę, gali nelabai jūs girdėti, kuomet jūs ten jau vietoj tas taisyklės jam aiškinsit. Tai pratimas yra tinkamas grupiai iki 20 žmonių, bet labai priklauso nuo to, kiek erdvės turėsite pratimui. Jei erdvės turite daugiau, tuomet ir dalyvių gali būti daugiau, tačiau įsivertinkit, ar jie jūs girdės, kuomet jūs jiems skaitysite klausimus. Ir pratimą atlikti, tai dažniausiai aš ieškau kažkokios tai didesnės erdvės, kartais koridorius, jeigu yra didesnis, kartais jeigu nėra koridoriaus ar jokios erdvės, tai tada, jeigu tai yra kažkokia klasė, tai klasėje sustumdome suolus ir tos erdvės pasidarom patys savo. Tai iš esmės pratimas yra daromas taip. Visi sustoja į vieną liniją, veidu į jūs, visų kojos turi būti vienoje linijoje. Taip, tai 15 žmonių stovi vienoje linijoje, 20. Kuomet jie sustoja vieną liniją, vienas šalia kitą, duodate išsitraukti po lapelį, ant kurio parašyta kažkokia yra žalia profesija. Paprašote dalyvių, kad jie nesakytų, kokią profesiją jie išsitraukia, tai galėsite padaryti pratimo pabaigoje. Paklauskite dalyvių, ar jie suprato, kokią profesiją išsitraukia, nes jeigu dalyviai yra jaunesni, jie gali nežinoti ir nelabai suprasti, kokią ten profesiją jie išsitraukia. Tada arba jiem paaiškinkit, kokia tai yra profesija, arba duokite išsitraukti jiems kitą lapelį. Tai kuomet jau visi stovi eilėje, galite pradėti. Jūs skaitysite klausimus, o dalyviai galvoja apie savo tą turimą profesiją ant lapelio ir koks būtų tos profesijos atstovo atsakymas į tą jūsų užduotą klausimą. Jeigu atsakymas būtų teigiamas, jie deda vieną pėdą pirmin, deda vieną prie kitos, tip-top principu, tai čia viena koja, kita, tip-top, taip, tokiais pėdos mažais žingsneliais žingsniuoja į priekį su kiekvienu teisingu atsakymu. Jeigu atsakymas būtų neigiamas į jūsų užduotą klausimą, arba jie suabejoja ir nežino, jie lieka stovėti vietoj. Tai jeigu neigiamas arba nežino, abejoja, lieka vietoje, jeigu atsakymas teigiamas, tip-topas mažas žingsnelis į priekį. Bus maždaug apie 12 klausimų. Jūs galite kažkurios klausimus išimti, jeigu jums atrodo, kad pertekliniai, galite savo klausimą prie visų šitų pridėti. Tai turite iš esmės įsivertinti, ar jie turės tos erdvės 12 tų mažų tip-top žingsnelių į priekį padaryti. Kai baigėte klausimus, tie, kurie nukeliavo toliausiai, galite jų paklausti, kokias profesijas jie išsitraukė. Arba jeigu turite daugiau laiko, tai galite iš eilės visų paklausti, taip matydami, kas kur stovi, kad paklauskit iš eilės, taip, koks lapelis buvo, kas ant to lapelio buvo parašyta. Jei dalyviam užduotis patiko, jūs galite paklausti, ar jie nori pakartoti. Tai vėl jūs galite sustoti tą pačią eilę ir sudėti senus lapelius, ištraukti iš naujo, tai dalyvis ištrauks jau kitą lapelį ir visus klausimai tie patys, tai klausimus pakartojate, bet kadangi kiekvienas turi išsitraukęs jau kitokią profesiją, tai jiem vėl reikia iš naujo pamastyti, pagalvoti, kaip jie tame kitame vaidmenyje, ar ne, į tos pačius klausimus atsakytų.
Pratimo tikslas nėra nueiti kuo daugiau žingsnių. Klausimai nėra suformuluoti taip, kad išrinkti čia geriausią žalią profesiją. Dažniausiai priekyje atsiduria tokios gan universalios profesijos, tokios, kur tu gali ir užsienį dirbti, ir nuotoliu gali dirbti, ir tokios nesudėtingos, universalios ar ne profesijos, tai su jomis žmonės taisyklė nužingsniuoja toliausiai. Ir po pratimo mes atliekam refleksiją. Jūs galite grįžti arba į pradinę mokymų vietą, kur jūs buvote, arba jeigu jūs dar toj kitoje erdvėje norite pabūti, tai tada sustokite ratu. Eiliškumą, kas po ko pasisako, aš mėgstu pradėti irgi su kamuoliuko, metu kamuoliuko kuriam nors iš dalyvių, jisai pasako, ką ištraukia, tada meta kitam, tada kitas pasako, ką ištraukia, meta kamuoliuką toliau. Aš paprastai paklausiu, ar buvo visi klausimai aiškus. Taip, ir kokie ten buvo tie būtent klausimai, kur jūs sudvejojote. Taip, ir tai būna puikia proga pakalbėti apie profesijas plačiau. Dažnai dalyviai nežino, koks atlyginimas, gal kokios profesijos, koks išsilavinimas ir kokios ateities perspektyvos. Tai kaip ir minėjau, tai būna proga padiskutuoti taip, apie profesijas. Ir dar mėgstu pakalbėti apie tai, atsitinka situacija, kuomet du žmonės išsitraukia tą patį lapelį. Tarkim, jūs atlikote pratimą 2 kartus, ar ne, tai tą vieną lapelį galėjo išsitraukti vieno pratimo metu vienas, o kito pratimo metu antras žmogus. Taip, tai 2 žmonės išsitraukia tą patį lapelį, bet ar jie nuėjo tą patį žingsnių skaičių? Ir dažniausiai žingsnių skaičius skiriasi, tai nors profesija buvo ta pati. Tai dalyviai iš tikrųjų gan greitai atsako, kad tai nulėmė tai, jog vienas apie tą profesiją žinojo daugiau, kitas žinojo mažiau, dėl to žingsnių skaičius skiriasi. Bet aš stengiuosi pasinaudoti šitą progą ir papasakoti, jog iš tikrųjų gyvenime labai daug priklauso ir nuo pačio žmogaus, o ne vien tik tai nuo profesijos. Ir dažnai profesijos turi tam tikrus stereotipus ir šitais stereotipais vadovaudamiesi žmonės tas profesijas pasirenka. Pratimas padeda pažiūrėti į profesijas šiek tiek kitų kampų ir aš vedu juos į tai, kad geriau būti geru santechniku negu prastu teisininku, geriausiu santechniku negu prasčiausiu teisininku. Ir kad tas žingsnių skirtingas kiekis su tuo pačiu lapeliu, jis atsiranda dėl to, kad skiriasi žmogaus charakteris. Tas, kuris yra drąsesnis, labiau pasitikintis savimi, jisai gal į kažkokį tai klausimą nežinojo tikslaus atsakymo, bet jis nusprendė tą žingsnelį į priekį padaryti. Yra tokių dalyvių, kurie į kiekvieną klausimą sako, aš čia galiu, aš čia padarysiu, čia taip. Tai jie turi tą tokį, tiesiog pasitikėjimą savimi, tą veržlumą tą tokį vidinį. Ir tai ir parodo, kad esmė iš tikrųjų yra ne profesijai, taip, o kad mūsų charakteris, pasitikėjimas savimi, mūsų pozityvumas labai svarbu yra gyvenime. Tai gera profesija, jūsų nepadaro dar gerų žmogumi. Tai šią temą man pačiam asmeniškai labiausiai ir patinka padiskutuoti. O jeigu jūs turėsite dar daugiau laiko, tai šitą pratimą iš tikrųjų tikrai galima gan išplėsti ir plačiau pakalbėti apie kiekvieną žalią profesiją.